Brangus Lietuvos žmonės. Kiekvieno žmogaus, šeimos, miesto ar valstybės gyvenime būna džiugesnių ar sudėtingesnių laikotarpių. Kai išgyvename sunkumus, svarbiausias mūsų patirimas jausmas yra, aš galvoju, atsakomybė. Didesni rūpesčiai reiškia didesnį atsakomybę. Ypatingai didelė jos našta tenka tiems, kas priima sprendimus ir yra atsakingi už šalies, tai yra už visų jos piliečių ateitį. Kaip tik tokia atsakomybė ir paskatino šiandien mane po ilgų Lietuvos derybų su amerikiečių kompanija Williams International strateginių mažeikių naftos investuotojų paskelbti jums apie savo kaip Lietuvos vyriausybės vadovo apsisprendimą. Visi žino, kad šiai vyriausybei buvo nelengva dėrėti su Williams, jau vien dėl to, kad į šį darbą įsijungėme jam įpusėjus, kai jau buvo dėl daug ko sudėrėta ir aptarpti būsimieji ir būsimi Lietuvos valstybės įsipareigojimai strateginiam investuotojui. Pradėti viską iš pradžių jau nebeturėjome galimybės. Derybų metu stengiamės pasiekti kuo naudingesnių Lietuvai sąlygų. Pavyko sutarti, kad nereiktų keisti daugelio Lietuvos įstatymų, ne vieną sutarties punktą pakeitėme savo šalies naudai. Tačiau daugelį Lietuvos įsipareigojimų amerikiečių kompanijai atšaukti jau buvo per vėlu. Dėrėjomės įnirtingai, stengdamėsi maksimaliai išnaudoti mažiausią mums palankę galimybę. Dėrėjomės iki paskutinės akimirkos, iki paskutinio, galima sakyti, iki šio vakaro. Sutikome nusileisti dėl kai kurių ne visai palankių sutarties punktų, juk tai gana didelė ir reikšminga investicija. Stengiamės į daug ką žiūrėti atlaidžiau, juk tai saugumo garantas. Priėmėme net investuotojų siūlomą kainą, maža jiems, didelė mums, juk kalbame apie ateities perspektyvą. Tačiau yra vienas skaičius, kurį šiandien turėtų išgirsti ir suvokti kiekvienas Lietuvos pilietis, nes tas skaičius liečia kiekvieną. Pasirašydama sutartį su Williams, Lietuva turėtų perduoti Mažeikių naftai 1 milijardą 400 milijonų litų. Paskutinė mūsų derybininkų viltis buvo galimybė šią sumą išdėstyti per keletą metų ar vietoj pinigų suteikti amerikiečiams mūsų valstybės garantiją. Deja, tokio kompromiso pasiekti nepavyko. Iš tikrųjų, sunku dėrėtis, kai partneriai žino, kad jam konkurentų nėra, kad jis diktuoja sąlygas. Tiek pinigų, kiek reikalauja Williams, Lietuva turi, bet tik tiek. Jei visus jos paskirtume Mažeikių naftai, liktų nefinansuojami atlikti darbai, augtų įsiskolinimai įmonėms ir žmonėms. Yra tarpvalstybiniai įsipareigojimai. Valstybė jau dabar skolinga ligoninėms, darželiams, mokykloms. Pinigus ant vieno aukuro neštumėmės visi, galbūt net vaikų mokslo, tėvų sveikatos, savo kasdienės duonos sąskaitą. Pasirašius kompanijos Williams siūlomas sutartis, Lietuvos fiskalinis deficitas sieks 9,8% nuo bendro vidaus produkto. Žymiai išaugs einamosios sąskaitos deficitas. Šalies finansinė situacija gali tapti pavojinga, o gal ir nevaldoma. Įsiskolinusi valstybė gali būti įtraukta į nemokių valstybių sąrašą. O tikėtis rezultatų iš vyriausybės žingsnių ekonomikai atgaivinti dar ankstoka. Teigiami poslinkiai įvyks gerokai vėliau. Nenorėčiau būti klaidingai suprastas. Aš už investicijas. Vienas iš svarbiausių dabartinės vyriausybės žingsnių – palengvinti sąlygas investicijoms, panaikinti biurokratinius ir administracinius barjerus, trukdančius kapitalo atėjimui į Lietuvą. Aš už privatizaciją. Aš už didesnį saugumo garantijas, kurias be abejonės atneštų Lietuvoje įsitvirtinęs vakarų kapitalas. Aš gerbiu Ameriką kaip demokratijos lopšį, tačiau žiūriu į Mažeikių naftos privatizavimo projektą, pirmiausia, ne kaip istorinė dvikova tarp rytų ir vakarų, o kaip ir verslo kontraktą. Kai kas sako, kad tokia didelė kaina tai nepriklausomybės kaina. Tačiau ji turi būti vis dėlto žmogui, tautai, valstybei pakeliama. Jokia, net garbingiausia našta neturi kelti pavojaus galimybę išlikti. Žinau ir tai, kad nepriklausomybę gali iškovoti ir išsaugoti išdidų žmonės, kurie moka apginti savo teises. Nepriklausomybė niekada nebus per didelio nuolankumo sinonimas.
Suprantu tuos, kurie šventai tiki kompanijos Williams svarbą Lietuvai. Žinau ir tai, kad daug žmonių tiki siūlomų sutarčių nauda, gerai neįsigilinę, kas juose iš tikrųjų siūloma. Gerbiu Seimo pirmininko ir Lietuvos Respublikos prezidento nuoseklią poziciją. Vyriausybė padarė viską, kad sutartys su kompanija Williams būtų parengtos pasirašyti. Tai gali būti padaryta jau šį mėnesį. Neliko jokių trukdymų ar stabdymų. Tačiau aš kaip vyriausybės vadovas, atsakingas ne tik už šį projektą, bet ir už visos Lietuvos ekonominę ir finansinę situaciją, šiandien tvirtai pareiškiu, kad pasirašyti po dokumentu, kuriuo įtvirtinamos, mano galva, nepriimtinos Lietuvai sąlygos, negaliu. Negaliu, nes mano įsitikinimu šitos sąlygos gali būti lemtingos Lietuvos ekonomikai, jos ūkiai, jos žmonėm. Ar šiandien aš klystu, prognozuodamas tokias pasekmes, parodys tik laikas. Tačiau dabar elgiuosi taip, kaip man liepia mano sąžinė. Prieš 5 mėnesius pilietinė atsakomybė atvedė mane prie valstybės vairo. Ta pati atsakomybė sulaiko mano ranką šiandien. Tikiu Lietuva, jos ateitimi, tikiu jumis, mylėjai Lietuvos žmonės. Tikiu, kad ir toliau eisime mūsų pačių pasirinktų keliu, kuriame mūsų lydės drąsa, išmintis ir atsakomybė. Eikime juo atviromis akimis ir švaria sąžinė. Visa kita Dievo rankose.